Rungtynės Šiauliai Vilnius neįvyko, nes sostinės komanda pasirinko turnyrą Austrijoje, o ne šalies čempionatą. Rungtynių inspektoriaus teigimu šį Vilniaus poelgį turėtų svarstyti Lietuvos futbolo federacijos drausmės komitetas. Kadangi varžybos turėtų prasidėti 18:30 minučių, kol kas Vilniaus futbolo klubas nėra atvykęs į varžybas į Šiaulius. Pagal varžybų nuostatus mes turime laukti 45 minutės ir tik tada galima užpildyti protokolą ir siųsti į mūsų federaciją ir MFK. Kokios nuobaudos gali laukti klubo neatvykusio į varžybas? Negaliu aš komentuoti, kadangi spręs disciplino komisija. Bet pralaimėjimas bus įskaitytas? Pagal varžybų nuostatus pralaimėjimas turėtų būti įskaitytas 0-3, rezultatu 0-3. Ištikimiausi Šiaulių sirgaliai laukia nuo rungtynių pradžios beveik valandą, sakė neprisimenantis tokio įvykio, kad komanda neatvyktų į varžybas. Atsimenu, vieną kartą buvo, bet labai senai, bet buvo priežastys, kad buvo sugedusi mašina. Tada tais laikai buvo gazikai. Ir tie gazikai buvo sugedęs ir negalėjo ateiti. Bet supranti, buvo kažkada skambinta per kažkokį tai telefoną ir jiem atidėjo, nebuvo skaitytas. A čia visai atskiras dalykas. Tokių dalykų dabar aš neatsimenu jau per tą paskutinį 17-20 metų pirmą kartą, kad neatvažiuotų komanda, kur pretenduoja į 1-3 vietą. Čia kažkas tai nesąmonės. Ir kaip vertinat Vilniaus tokį poelgį? Šiauliečiam galbūt nieko bloga, kadangi jie gaus 3 taškus, plus tie užmokės baudą už neatvykimą, kadangi buvo ir apsauga, ir darbuotojai, ir viskas, ir laiką paprasta. Tai čia kitas dalykas, bet tik tai tiek, kad nėra disciplinos, nėra tvarkos, taip negalima. Tokia komanda pretenduoja į 1-3 vietą, neatvažiuoti kitur, čia yra nusikaltimas, skaitau. Klubo direktorius Saulius Lesnickas labiausiai apgailestavo, kad žiūrovai neišvydo reginio. Kaip galite pakomentuoti Vilniaus komandos poelgį? Aš galvoju, kad neatvykimas į varžybas yra negerbimas visos futbolo sistemos Lietuvoje, pradedant nuo Lietuvos futbolo federacijos, baigiant paprastais sirgaliais, kad jie renkasi stadione. Taip pat mūsų klubo, kuris varžybom ruošė aikštė, ruošėsi žaidėjai, buvo rengiami prieš varžybinis karantinas. Tiesiog aš galvoju, kad tas įvykis turėtų labai rimtai, federacija turėtų labai rimtai spręsti šį įvykį. Kaip galite pakomentuoti Vilniaus pasirodžiusi pareiškimą, kad žodinis sutikimas buvo duotas, kad rungtynės nukelti į kitą datą? Toj sistemoje, kur mes dirbam, tikrai žodiniai sutikimai, kad buvo kalbėta su Brykščiu, tai buvo, bet žodiniai sutikimai jais nėra remiamasi ir jokio sutikimo žodinio tikrai nebuvo duota, o kad varžybos turi vykti, tai byloja Lietuvos futbolo federacijos 26 dienos pranešimas, kad varžybos Šiauliai Vilnius įvyks. Kokių imsitės priemonių? Klubas tikriausiai patyrė nuostolių. Kaip sakyti, šią minutę dar negalim pasakyti, klubas tai patyrė nuostolių, susirinko žiūrovai, buvo filti žiūrovai, taip pat kuo labiausiai gaila, kad jie neišvydo reginio futbolo klubo Šiauliai Vilnius dvikovos, o galvoju klubo nuostolius gal vertinsim artimiausių laikų. Šių rungtynių likimas artimiausių metų bus sprendžiamas Lietuvos futbolo federacijos drausmės komitete.